Sveikos mano gražulytkos, na ką, prasideda eilinė diena. Spėjau šiandien jau priduoti kraują, suvažinėti ir panašiai. Dabar gaminuosi pusryčius, verdu košę, lęšius verdu. Norėjau visai grikių, bet žiūriu, kad grikiai pastatyti taip aukštai, vos pasiekiau juos spinteliai ir po to žiūriu, kad ant saujelė likusi reikia pildyti iš spintelės, kur prikrauta, visko pribrauta. Ir reikia pritupus sėdėti ilgai, tai galvoju, eina po velnių, apsėsiu aš be tų grikių šiandien ir verdu lęšius, kurie buvo iš tikrųjų po ranką. Na ką, prasideda tas mūsų vadinamasis lockdownas, kai viskas čia praktiškai žada būti uždaryta. Tai gaila, kad negalėsiu gyvų mokymų turėti savo mokinių dėl plaukų priauginimų, bet labai geras bus laikas įrašyti online kursą. Pradėti bent jau įrašinėti jį, nes jau teorija kaip ir paruošta pas mane, bet reikia praktiką įrašinėti, tai turėsiu labai daug darbuko, kurį labai norėjau per gruodį padaryti iš tikrųjų. Dar per gruodį pasiplanuosiu turbūt kambario perkraustimo darbus, baldus kažkokius pasiplanuosiu, nes jau fotelį su tokiu kaip kojoms pastatyti tokią taburetę, nežinau, pufikiukų, jau aš lik ir nupirkau, tik tai reikės atsiimti. Čia pas mane raudona ant lūpos. Žodžiu. Ir bus toks butekas, visiškai butekas. Aišku, mane tas džiugina tik tiek, kad aš turėsiu laiko savo darbams, bet labai nedžiugina dėl kitų žmonių. Labai nedžiugina dėl kitų žmonių, nes bus tikrai daug kas uždaryta, žmonėm prieš šventės kaip ir reikia pinigų ir jie daug kas jų negaus ir tai yra labai liūdna, manau, kad daug verslų žlugs iš tikrųjų jau po šito, nes tikrai prieš šventinis laikotarpis yra tas, kai žmonės užsidirba savo kai kurie pagrindinės algas žiemos, o dabar tų algų jau nebebus, netgi ir sodybos negali būti nuomojamas, viešbučiai ir taip toliau. Tikrai labai liūdna dėl to, aš neįsivaizduoju, kaip žmonės turi pragyventi šiuo laikotarpiu. Žinot, taip pat dirbkit nuotoliniu būdu, bet tikrai yra labai daug profesijų, kur žmonės negali dirbti to nuotoliniu būdu ir gaunasi taip, kad tikrai labai liūdna. Kai kurie negali dirbti ir, daug yra tų profesijų tokių ir man įdomu, kas bus, nes kol kas, bent jau sprendžiant iš nekilnojamo turto, tai tos krizės pas mus kaip ir nepasijautė, nes mes su vyru, kiek žiūrinėjom butus, tai kainos tik auga, kalbėjau dar su viena ekspertė nekilnojamo turto, tai jinai sako, taip labai paaugo, netgi nuo praeito karantino pavasario iki dabar labai tos kainos iš tikrųjų paaugo. Jinai užsiima nekilnojamo turtu nuolatos ir stebi tas kainas ir žodžiu, prekiauja ir visa kita. Tai sakė, kad žvėriškos kainos ir irgi neįsivaizduoja, iš kur žmonės turi pinigų pirkti tam nekilnojamam turtui, galbūt iš inercijos perka dar. Tai aš neįsivaizduoju, kada visą tai sustos ir tai yra labai keista. Sakau, daug žmonių sėdi be darbų, bet to pačiu viskas juda. Aišku, galbūt perka tie, kuriem niekas nepasikeitė finansiškai, ar ne? Ir va taip. Dar šiandien žiūrėjau Gretos Gedutytės, man atrodo, video, jeigu žiūrite, labas tau, kuri gyvena Stambule ir jis sakė, kad labai pakrito lira, kad Turkijoje jaučiasi didžiulė finansinė krizė, nes jeigu sakė, lira seniau kainavo euras, kainavo 5-6 liras, tai dabar kainuoja 9 liras. Kad labai apsimoka važiuoti į Turkiją, tai jį kviečia į Stambulą, kad jį gali aproidyti Stambulą, jei kas nežinote, daugelį metų ten gyvena, tai galite nueiti jos kanalą YouTube ir paieškoti jos ir sakė, gali jums aproidyti Stambulą, pirmin, pirkit bilietus, skriskit. Tik dėl pandemijos gali būti šiek tiek ten liūdniau ir panašiai, bet sakau, aš keletą merginų, kurios Stambulė gyvena, tai viena sako, dabar yra komendanto valanda ir rodo per Instagram stories, kaip jinai toliau vaikšto lauke ir kavinės atidarytas tam tikros ir kad nieks ten jų negaudo. Tai nežinau, kokia ta situacija yra iš tikrųjų, bet sakė, kad Turkijoje tikrai labai tas jaučiasi. Turkijoje didelę dalį atima turizmas, bet ir gamyba, o gamyba tai turėtų judėti, nes, kaip ir žmonės toliau viską perka iš inercijos vis dar.
Tai aš nesivaizduoju, iš kur ten ta didžiulė krizė tokia, nebent dėl turizmo didelės dalies. Sako, kad žmonėms vėluoja atlyginimai, žmonės jų negauna, tai aš labai bijau, kad pas mus irgi ateis tas laikas. Ir žmonės kol kas dar yra atsipūtę, nes dar nepajautė viso to dalyko, kas inerciškai po to nutinka, po tokių atvejų, lockdownų, uždarimų ir visą kitą. Kiek tenka bendrauti su grožio srities meistrais, tai labiausiai nukenčia tokios paslaugos kaip, dabar nukenčia, kai užsidaro viskas, tai jau viskas nukenčia, bet žinoma šventiniai dalykai, proginiai, šukuosenos, makiažai ir taip toliau. Dabar prieš šventes, tai čia nebent šventinės fotosesijos kažkokios vyksta ir tokie dalykai, bet pavyzdžiui, blakstienų priauginimas, blakstienų priauginimas, kas nėra būtina, sakykime, ar ne, jeigu kažkas ten prisiaugindavo blakstienas, nes reikia į darbą gražiai atrodyti ir panašiai, tai jau dabar dirbant iš namų arba nedirbant visai, tai tų blakstienų nebereikia. Po to ne visos auginasi nagus, irgi kai kurios pataupo atsisako nagų priauginimų ir tų lakavimų, nes namuose elementariai nieko nesimato. Daug kas iš merginų sako, kad nesidažo iš viso namuose, nes jeigu dirba iš namų, tai nėra kam praktiškai ir dažytis. Daug tokių niuansų iš tikro, kurie priveda prie to, kad grožio srityje irgi daug kam yra didžiulis štilius. Aš tikiu, kad ir kitos merginos, sakykime, kurios ten ir depiliacijas kažkokias atlieka savo ir panašiai, tai irgi pritaupo, ta prasme, kad jeigu nebūtina ten, sakykime, kitos važiuotų dabar atostogų šiltuosius kraštus, tai jau ten bikini zonos reikia, o čia dar gal gali pakentėti ir panašiai, tiesiog, jo, izoliacijos visos tos ir visi tie dalykai, manau, kad tikrai labai labai veikia. Tai tiek mano pamastymų tą temą. Taip juokingai su kaukė nosis nusitrina ir žandukai, kurie labiausiai iškilė. Vyras juokėsi. Ką mes dabar darysim, ruošim vakarienę, nes visą dieną turėjom milijoną visko, ką nuveikti, kol užsidarysim karantinui. Pasirūpinom dovaną vaikui. Kalėdų progą. Iš pradžių galvojom, kad po eglę padėsim, po to nusprendėm, kad dovana per didelė. Tai bandysim sumontuoti iš karto. Mama pagamino kažkokio paštetuko. Tai aš jau noriu suvalgyti viską, bet šiaip nusprendėm išsikepti vištienos, bulvių ir sykės suvalgyti tuo pačiu. Su bulviam kas norės, o kas norės vištienos. Tai toj pamarinuosiu greitai ir kažką tokio padarysim. Laižausi lūpas, negaliu toks skanus tas paštetas mamos, kad negaliu nupasakoti. Čia pasimarinavo šiek tiek vištieną, laukiu dabar bulvių, vyko debatai apie tai, kad aš visai galiu suvalgyti bulves su lūpenom ir kepu dažnai su lūpenom, bet vyras atsisako, tai atsisėdo skūsti bulvių. Aš tai ne kažką atrodau tikrai šiandien, bet kažkaip labai grožėjausi savo pilvuku, net nusifotkinau. Na štai pabarščiau bulves su persiladu, mes labai šiaip mėgstam kaip prieskonį persaladą, tik šį kartą kažkaip nusipirkom su druska, tai taip drąsiai kai kur buvau padruskinus ir papersiladinus tiksliau ir druskos buvo per daug, bet manau, kad čia ant bulvių kaip tik ir papurškiau su alyvuogių aliejum, dabar šausime orkaitę, nežinau kiek čia keps, gal kokį 20-30 minučių. Auksas spalva. Bulvės būtų su lūpenom, tai ir tu galėtum nufilmuoti tokį gražų vaizdą. Būtų papačia tos lūpenos. Nešansa. Kaip jūs pakomentuokit, ar valgot bulvės su lūpenom, ar kaip mūzinas nemėgstat, nepripažįstat? Tai kodėl tu nevalgai bulvių su lūpenom? O kodėl nevalgai ten batono su celofanai, kurį įsivilktas? Tai celofanas yra celofanas. O tu žinai, kad bulvės išsaugo savo gerasias savybės visas, kai su lūpena yra, taip? Man užtenka gerų savybių ir be lūpenų. Na, žodžiu, gal parodysiu žiūrovam savo virtuvę, kad gaut kritikos daugiau, kiek mes užsibaracholinom. Tai tiek barachlo pas mus dar nebuvo, čia niekada turbūt ant šitų spintelių. Aš tai nepripažįstu virtuvę, kai spintelės tokias mažas, tai turėtų būti iki pat lūbuvių ir puikiai viskas tilptų. O ten, pažiūrėkit, keloksų kiek.
kiek Kellogsų, kiek ten dar dėžių tipo reikalingos labai tos dėžės mums, tai atstovi. Kažkai po to ar neatsidurs šiukšlių dėžiai. Jos netuščias. Va, košykės išstatytos, niekaip negalim suvalgyti. Nu, žodžiu, galbūt reikia džiaugtis, aišku, ten jau gimdymo namų stafas. Reikia džiaugtis, kad turim, bet tikrai aš labai nemėgstu, kaip virtuvė būna taip užgriozdinta. Labai svajoju, kada mes čia ją atlaisvinsim. Kada tai galėtų nutikti, kaip tu manai? Kaip suvartosim viską? Nelabai aišku, kada, bet, žodžiu, bardakinskas, siaubo filmas. Žodžiu. Jo, geriau žiūrėti į apačią, kur spintelės tiesiog žalis. Nu, biškai kreivos jau nesenos, nu, bet jau... Geriau jau ateit valgyti, žinai. Jau valgyt? Pakalbėjom dar apie lupenas ant bulvių. Sakau, kad mano vyras yra esteto pedanto. Kad jisai yra labai didžiulis pedantas, jūs gal to nežinojot, tai čia bus šio vlogmo naujiena ir pagrindinė tema. Muzinas yra didžiulis pedantas. Ar tai tiesa? Tiesa, jis net to neneigia. Manęs dažnai klausia, kai aš paklausiu, papasakoju kam nors, kad mano vyras va toks yra pedantas. Tai paklausia visą laiką žmonės manęs, ar manęs neužknisa tai, jo kažkokios pastabos, jo kažkokios dėlionės. Aš, pavyzdžiui, sėdžiu, jeigu virtuviai, jis negali sėdėti, jis turi kažką ten trinti, dėlioti, tvarkyti, dėlioti. Jeigu aš palieku kokį nors daiktą kur nors, jis negali, jis turi jį sutvarkyti. Tai kartais nutinka tokia situacija. Aš skambinu vyrui į darbą ir klausiu, kur yra mano raktai, kur yra vienas ar kitas mano daiktas. Dėl to, kad jis būna kažkur sukrovęs jau. Ar tai tiesa? Tiesa. O tu girdi, tu klausaisi visko, ne? Tai va, tai jau pats laikas man turbūt į dušą. Nežinau, kaip ar rasiu jėgų, žodžiu, jums čia suredaguoti šitą vlogą, bet labai tikiuosi. Apie tos pedantus, tai prašau parašykite, kieno iš jūsų irgi vyras yra pedantas. Ir ar tai jūs erzina, man tai tiesą sakant patinka labai. Dėl to, kad namuose, na, neskaitant va šitų bardakinų, kuriuom rodžiau, šiaip pas mus praktiškai nesimėto jokie daiktai. Ir bet kurio paros metu galiu užeiti pas mus ir bus viskas tvarkinga. Tai man tai labai patinka. Aišku, turim šiokios tokios pagalbos. Būna sutvarkymusi, bet pagrindė netgi gyrė atėjusi tvarkytoja, sako, kaip pas jūs tvarkinga, aš sakau, viskas čia mano vyras. Na, būna ir man žeina dienų, kuomet aš noriu kažką patrinti, patvarkyti, tikrai užsiemu, bet vis tiek nesitrinu kiek vyras, bet man patinka. Tvarkingi vyrai yra kažkas tokio. Mane žavi, žodžiu, nežinau kaip jūs. Šiandien gavau per dieną nemažai įvairių dovanėlių. Ne iš kompanijų, daugumoje iš savo rato žmonių. Tai žodžiu, va, turiu dar vieną dovanėlę. Ir pažiūrėsim, kas tai yra. Žalio supratimo neturiu, sakė, tikisi, kad man patiks. Kažkas paprasto, parašyta paprasta. Žiūrėsim, kas tai yra. Neįsivaizduoju. Net nežinau kokio brendo. Tararam! O, tu esi žavinga levanda. Made with love. Tai čia yra turbūt žvakė. Na taip, levandos kvapo žvakė. Ir pagaminta Lietuvoje. Tai jau mane labai žavi. O levanda, kaip žinote, turi tokias antibakterinės savybės. Ir pavyzdžiui, galima levando aliejumi išsitepti kojas ir tai apsaugo nuo erkių įsisirbimo. Tai vat, labai mėgstu tokius lietuviškus ypatingai dalykėlius, kokie šaunuoliai lietuviai, kad gamina tokių dalykų. Tai va, viena iš dovanėlių. Šiaip gavau dar daug saldumynų, nespjaunu, pasidėjau į šalį, tikrai. Manau, kad ateis tas momentas, ypač labai dažnai mamos sako, kad po gimdymo užsinori saldaus, nebūtinai iš karto, bet po to žindant po kurio laiko. Tai manau, kad visi tie saldainiukai sueis vėliau. Tai žodžiu, svorį metus aš planuoju jau, kaip aš valgysiu saldainius. Žindydama. Beje, 50 valandų dėgymas, tai visai. Pafilmuosiu vaiko kambarį paslapčia.
Tai yra dovana jam, nes vaikas užsiprašė Kalėdų senio dovanos būtent PlayStation'o, na, o mes, varguoliai, negalim pajungti namuose PlayStation'o, nes mes, varguoliai, neturim teliko. Na, tikrai, mums iki šiol neprireikė telikos. Neprireikė teliko. Aš turėjau televizorių, bet kažkaip palikau jį pas mamą. Bute, kuomet buvau apsistojusi ir gyvenau pas mamą, galvoju, ai, tegu būna, ateis vanukas, žiūrinės filmukus, nes ten galima pasijungti YouTube'ą, jau toks išmanesnis tas televizorius. Na ir viskas, ir kažkaip prilipo pas mamą ir viskas. Ir neėmėmės to televizorių, sakau, vis tiek jau bus pasenęs šiek tiek modelis, kas keletą metų vis jie pagamina kažką geresnio. Tai šį kartą pasirinkom Philipsą. Vyras sakė, kad svarstėm ties Samsungų dar. Tai sakė, kad per ryškus vaizdas Samsungo, o žaidimams, pavyzdžiui, vaikui ar filmui mums žiūrėjimui, tai tinka šitas televizorius. Aišku, jisai toksai didžiulis, mes žadame padaryti vaikui staigmeną. Kai jisai nematys, mes įmontuosime jam ant sienos. Žodžiu, kambaryje pasistengsime, kad būtų priešais šitą sofą. Galvojam iš pradžių išmesti šitą sofą ir virš jos pakabinti televizorių, bet tada ne į temą gaunasi jam sėdėti ir žaisti ant savo lovytės. Na ir šiaip žmonėm, jeigu norėsim kokį filmą pažiūrėti, ne į temą gaunasi sėdėti ant vaikiškos lovos ir žiūrėti kažką. Tai, žodžiu, palikom vis tik tas sofas, plus tos sofos nelabai turim kur dėti, nes čia yra nuomotojas sofa, tai į rūsį jinai nebetilps ir visur kitur irgi. Tai kol kas palikom, vaikas labai mėgsta strikinėti, ten, žodžiu, šokinėti. Na ir pats televizorius kabės kažkur čianais, mes žadam biškį patraukti čia baldus. Tai tikiuosi sumontuosime, tikiuosi jam patiks šitas siurprizas visas. Na, pakomentuokite, ką jūs manote, ar vaikui tai yra per didelė dovana, nes man atrodo, kad nemaža televizorius plus PlayStation'as, bet taip jau yra. Išnaudosime tą televizorių ir galbūt šeimos filmų žiūrėjimui irgi bus matyti. Na, aš tikriausiai atsisveikinsiu jau šiame vlogme su jumis, nes turiu jau eiti jį redaguoti. Visiškai be jėgų, tikiuosi neužmigsiu, nes vakar, tiesą sakant, beredaguodama vlogmą beveik atsijungiau, užmigau, nes irgi buvau be jėgų visai. Tai iš tikrųjų labai tokios darbingos dienos, nors ten jums nedalizuoju, per daug nieko nepasakoju iš tos ryties, bet tikrai turiu gyvenime ką veikti, kol kas bent jau. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas susidėlios. Tai iki sekančių vlogų.